Vienas ETF-as gali turėti labai skirtingą skaičių įmonių, kurios sudaro būtent tą ETF-ą. Tai gali būti nuo nišinio ETF-o, kur sudarys 30 ar iki 100 įmonių, arba turime pavyzdį pasaulio ETF-o, kuris turės daugiau negu 1000 įmonių sudėta į vieną instrumentą. Jeigu investavimas nėra jūsų tiesioginis darbas, vienas ETF-as gali būti vienintelis instrumentas jūsų portfelyje. Ypatingai jeigu kalbame apie pasaulio ETF-ą, kuris turi savo sudėtyje daugiau negu 1000 įmonių. Tad, kad ir nuo 6 eurų jūs galite turėti savo portfelį, pradėti investuoti ir auginti savo portfelio vertę ilgoje perspektyvoje. Dažnai investuotojai pasirenka ETF-us vietoj investavimo į pavienės akcijas. Yra kelios priežastys, kodėl tai vyksta, bet vienas iš pagrindinių raktinių žodžių tą padaryti ir labiausiai žinoma tarp investuotojų tai yra diversifikacija. Kad mes turime išėjimą į daug labai skirtingų instrumentų, kurie yra sujungti į vieną paprastą, lengvai prieinamą ir mažą kainą instrumentą. Kitas būdas, kodėl ETF-ai vis dėlto yra tokie patrauklūs tarp investuotojų, yra maža kaina. Į ETF-us mes galime pradėti investuoti net ir nuo 6 eurų ir kaip pavyzdys galime turėti savo portfelyje didžiausias pasaulio įmonės, tokios kaip Nvidia, Facebookas, Microsoftas, Apple'as. Kai pažiūrėsime pavienę akciją, jos kaina ir kur kas didesnė ir sunkiau į ją tiesiog įeiti, ją nusipirkti, jeigu žiūrėsime per vieną akciją. Dar taip pat labai svarbu paminėti, kad ETF-ui leidžia jums turėti ne tik diversifikaciją, ne tik tą tokį aukštą likvidumą, prieimą prie labai didelių įmonių su labai maža suma, bet ir galimybę tą portfelį valdyti pasyviai. Jums nereikia stipriai įsitraukti į kiekvienos įmonės veiklą, į patį valdymą, o tiesiog periodiniu investavimo būdu jūs galite pasisakyti, kad kas mėnesį skiriu tam tikrą pinigų sumą ir labai daug nesukdami galvos, kas vyksta su kiekviena įmonė, tą sumą investuoti. Ilgoje perspektyvoje rinkos kyla ir iš pačių rinkos žinių, kad didžiąją laiko dalį, ne 90% laiko, rinkos kyla ir tik 10% kada jos krenta. Tai labai rekomenduoju pasinaudoti tais kritimais ir žiūrėti tai kaip į galimybės. Ir ETF leidžia tą padaryti, kad kiekvienas pakritimas dėl didelės diversifikacijos ir likvidumo gali būti kaip galimybė pasididinti portfelį ir turėti papildomą grąžą. Kai svarstome, kaip paskirstyti savo portfelį, kaip paskirstyti savo lėšas tame portfelyje, visada girdžiu tą klausimą, kad ar rinktis vieną, ar vis dėlto paskirstyti per kelis skirtingus ETF-us. Mano pasirinkimas, jeigu tai nėra jūsų tiesioginis darbas ir nenorite aktyviai įsitraukti, tikrai galite pasirinkti tiesiog vieną pasaulio ETF-ą ir puikiai taip kaupti savo investicijas portfelyje. Jeigu vis dėlto norite didesnio įsitraukimo, didesnės diversifikacijos pagal regionus ar pagal sektorius, tikrai galite rinktis ir daugiau ETF-ų, niekas jūsų neriboja. Aš tik norėčiau pabrėžti, kad svarbu laikytis tos disciplinos. Jeigu pasirinkau vieną, antrą ar trečią ETF-ą, svarbu turėkite strategiją, kurios laikotės, pagal ką tos pasirinkimus padarote ir turėkite tą ilgalaikį pamatymą, ko vis dėlto siekiate iš savo portfelio, iš savo lėšų tame portfelyje. Tik labai noriu parekomenduoti neprisidaryti smėlio dėžės su labai daug skirtingų žaislų, nes dažniausiai mes vieną arba kitą pamirštame, aktyviai neįsitraukiame. Tai mano nuomonė, kad tikrai galima turėti skirtingų ETF iki 5, maks iki 7 skirtingų ETF. Viskas, kas daugiau, tiesiog išblaško jūs, sunku susifokusuoti ir pametame kontekstą. ETF fondai savo pasirinkimus, į ką investuoti, labai aiškiai pasisako prieš pat pradėdami savo veiklą. Jie turi savo strategiją, kuo jie yra ypatingi ir išskirtiniai, kad su savo strategija jie keliauja labai ilgą laiko tarpą. Tai bus ir 5, ir 10, 15 ir dar daugiau metų. Ir jie tos strategijos laikosi. Tai jeigu pasaulio ETF skirsto per skirtingas įmonės pasaulyje, pagal regionus, pagal jų dydį, S&P indeksas atkantis ETF, jie labai tiksliai atkartoja indekso sudėtį ir jo proporcijas. Ir kaip pavyzdys, jeigu viena įmonė iškrenta iš pačio indekso, jis yra užkeičiamas kita įmonė. Lygiai tą patį padaro ir ETF-as. Jeigu indekse nelieka įmonės, jis tiesiog ją realizuoja ir įsigyja kitą įmonę, kuri pakliuvo į indeksą. Tai labai priklauso nuo pačio ETF-o, bet stiprioji pačio produkto dalis yra tai, kad jie laikosi labai aiškios strategijos ir kiekvienas iš šių ETF-o turi labai aiškią, paprastą, pasyvią strategiją, kaip valdyti ilgojo perspektyvoje lėšas.